Tai yra Melia International viešbutis. 4 žvaigždučių, o aš esu Idalija Nacaitė, administratorė, esu baigusi Klaipėdos universiteto studijas. Kalbant apie mano istoriją, apie mano sėkmės istoriją, aš turbūt apskritai keistai labai paskutiniu momentu apsigalvojau, kuo aš vis dėlto norėčiau gyvenime būti, nes mano gyvenimo visada lydėjo muzika, o turizmas buvo hobi. Paskutiniais metais prieš stojant viskas apsivertė, vis dėlto palikau muziką hobi, o turizmą savo gyvenimo specialybę. Kaip man studijos padėjo siekti karjeros, tai jos man visiškai padėjo siekti karjeros. Jeigu ne jos, tikriausiai čia manęs ir nebūtų. Vis dėlto, kaip jau ir minėjau, įstojus jau iš karto žinojau, kad šita specialybė skirta būtent man. Pradėjau labai aktyviai veikti visokiose veiklose, tiek atstovybės, tai yra sveikatos mokslų fakulteto, nuo paprasčiausios narės iki pirmininkavimo, tiek įvairiausiuose mainų programuose priimti svečius, tai yra Erasmus. Nusprendusi vis dėlto 3 kurse, kad noriu važiuoti į Ispaniją, bet likus tik savaitę iki atrankos, pasitelkiau visomis savo jėgomis, užsidariau savo mažame bendrabučio kambarėlyje ir mokiausi ispanų kalbą. Ir užsirašiau į tą egzaminą, atlikau jį ir ką jūs. Perėjau. Po kelių savaičių gavau pranešimą, kad vis dėlto galiu vykti. Tikriausiai reikėjo man nufilmuoti tą mano veido išraišką, kai sužinojau, kad galiu vykti. Atvykau į Barceloną, studijuoti Erasmus studijoms 5 mėnesiam, kartu su 2 panelėm, taip pat iš Klaipėdos universiteto. Atvykome studijuoti į SET, tai yra Barcelonos universiteto fakultetas, būtent skirtas turizmo studijom. Dėl to, kaip visi jaunuoliai pasakytų, kad Erasmus tai studijos linksmybės, naujas kultūros pažinimas, vien tik tai, kaip sakoma, nesimokinti, bet pailsėti atvažiuoti studijų metu, gauti tokį tarpą. Bet ne, vis dėlto priklausomai nuo ko tu sieki ir ko vis dėlto noriu pasiekti gyvenime. Vis nusprendžiu, kad nenoriu vien tik linksmintis, noriu išnaudoti visą tą laiką labai produktyviai, kad tai man būtų ne tik pirmas, bet didelis žingsnis mano karjeros siekimui. Vykusi Barcelonoje, studijuodama, kaip ir minėjau, nusprendžiu atlikti praktiką. Sukaupusi visą drąsą, visas jėgas, pasitelkiau praktikos paieškoms. Apsilankiau būtent šio tinklo viešbutyje, tai yra Melia Barcelona viešbutis, kuris yra šiais metais ne šitas, kuriame dirbu, bet Barcelonos centre. Paprašiau, nors ir dar nelabai galvant kalbos, ar galėčiau atlikti praktiką. Jie mielu normų pasakė, iš tavo akių matosi tavo didelis noras, tai žinoma, gali atlikti. Aišku, buvo sunku suderinti, nes studijos užėmė tikrai didelį laiko tarpą, taigi turėjau pilnas darbo dienas nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo ryto 8 iki 9 vakaro. Taigi 5 mėnesių bėgyje, vis dėlto labai pavargusi, bet jau pramokusi kalbą, o kaip pramoku, tai esu iki šiol labai dėkinga savo viešbučio direktoriai, kuri pačią pirmąją dieną mane priėmusi ir pristačiusi mano kolegams, paklausė visų akivaizdoje. Panelė Idalija, ar jūs norite išmokti ispanų kalbą? Ir aš labai apsidžiaugusi, taip sakau. Ir jos atsakymas buvo šitoks. Tai gerai, girdėjote, vadinasi, nuo šio momento su ja yra draudžiama kalbėti bet kokiomis kalbomis, išskyrus ispanų kalbą. Nesvarbu, ar jis supranta ar ne, gestai, apsikabinimai, parodymai, jai duos suprasti viską. Taigi, šitas pasakymas vis dėlto labai padėjo ir esu iki šiol labai dėkinga savo direktoriai, nes po 5 mėnesių jau kalbėjau ganėtinai laisvai, kad gavau pasiūlymą iš jų pasilikti dirbti. Kai pažinau Barcelonos miestą,
jau žinau, kad tai yra mano miestas ir kad turiu čia grįžti. Grįžusi baigiau ir birželio mėnesį, taip išeina dabar jau pernai, 2013 metais baigiau savo studijas, būtent parašiusi projektą apie viešbučių darnų vystymąsi. Kitą savaitę pabaigimo, tai buvo, man atrodo, tai yra Liepos 1 dieną, jau buvau Barcelonoje. Žinoma, be darbo kol kas, bet beveik įsitikinusi, kad turėsiu sėkmės, arba tikriausiai didelis noras viduje mane privertė grįžti čia. Tai yra kaip netgi siekimas karjeros. Kai labai nori, viskas įmanoma.